Sveiki, Neptūno fanai. Lengvam pokalbiui šiandien pasikvietėm niekada nepailsantį mūsų komandos žvėrį Arną Beručką. Dėkojame Gaisiniai, kad priėmė mus šiandien ir iš karto pirmas klausimas, Arnai, kaip jauties prie jūros? Pusė sezono, pusmetis praėjo. Kokios nuotaikos čia būnant Klaipėdoje ir kaip apskritai jauties? Iš pradžių sveiki visi. Viskas visai smagiai. Maždaug to, ko tikėjausi, viskas taip ir yra Klaipėdai. Miestas didelis ganėtinai, visko, ko reikia, visko yra. Gyvenimo sąlygos, visa ta klubo aplinka yra jauki, smagi. Tai manau, ta visa, kai viskas susideda į tą visumą, tai čia gyvenimo prasme turiu menį ir viskas yra labai šaunu. Kaip lygintum sostinę Vilnių? Daug laiko praleidęs, aišku, ir žaidėjai daug metų Vilniui, ir aišku, pats esi iš Vilniaus, gyvenai Vilniui. Kaip lygintum tuos du Lietuvos miestus? Turiu omeny Klaipėdą ir Vilnių. Aš sakyčiau, aš visiems sakau labai viskas panašiai, kad tik čia mažiau kamščių, pats miestas kažkiek mažesnis, tai viskas realiai labai panašiai, ko nori, visko gali rasti Klaipėdai, tiek vietų pavalgyti, tiek ir draugų turiu Klaipėdai. Tai manau, kad labai viskas panašu, tik tai kažkiek ramiau, o kai žaidi, sportuoji, tie 10 mėnesių, kur būna intensyvūs tik treniruotės namai, tai manau, gali net dar ir geriau, kad nėra tų pašalinių visokių veiksnių, kai būdavo Vilniui vis tiek šeima, draugai, vis tiek Vilniui yra daugiau visokie šiaip buities reikalai. Čia esu kažkiek atitrūkęs nuo to ir manau, gal dar ir smagiau galiu daugiau laiko praleisti treniruotėse ir nes žinau, kad namuose vis tiek kažkokių pašalinių veiklų Klaipėdoje neturiu. Negeimini naktim? Ne, naktim aš nesu tas didelis gameris nuo vaikystės, aš geriau pasižiūriu krepšinį, visą laiką televizorius yra jungtas, tai tas gaminimas būna labai retai jungtas, gal dabar čia pasniam savaitėm kažkiek daugiau vakarais, bet tikrai minimaliai. Sako daug kas atvažiuojant kodėl renkasi būtent Klaipėdą, sako, jūra ramina, kažkokį tai, nežinau, jaukumo to prideda, žinai, būnant čia. Kaip tau pačiam yra tas ar nėra labai svarbu? Aš kai čia gavau tą pasiūlymą iš Klaipėdos, tai pradžiai vis tiek pasidomi apie miestą, apie organizaciją ir man visi sakė, kad saulės nebus, bus tamsu, bet čia kažkaip nežinau, ar čia mūsų tas klimatas kažkiek keičiasi, tos žiemos iš vis nėra, jau šiemet bent jau Klaipėdoj. Viskas tas saulės pilna, pasivaikščioti, kur yra, gaivus oras, ramu, jūra, tai viskas man labai patinka, tai tikrai viskas smagu. Tik tie rezultatai, tokie banguojantis, tai vienintelė bėda, prie ko rašiau prikipti, tai prie rezultatų. Tik kalbant apie rezultatus, startas buvo, galima sakyti, puikus, ar ne, sezono pradžioj 4-0, tas ketvirtos rungtynės prieš tau irgi neblogai nusisekusius prieš buvusią komandą, dabar esam šiokiai tokiai duobėj. Kodėl taip atsitiko, kokios to priežastys galėtum pasakyti iš savo perspektyvos? Tai čia, žinot, kada yra blogai, tų priežasčių galima rasti labai daug. Daug minčių ateina į galvą, gali prikipti prie kiekvienos situacijos. Nesu treneris, nenoriu čia labai kažko daug pasakyti, bet tų bėdų, manau, kiekvienas komandas turi. Gal kai žaidi gerai, kai ateina tos pergalės, tos bėdos kažkiek nusikelia kažkiek į šoną ir kažkiek jų tiesiog nebematai. Bet kiekviena komanda turi bėdų. Ir geriausi klubai, ir tie žemesni. Visi turi ambicijas kažkokias laimėti, bet, žinot, šiaip gal tiesiog praradom tą tokį pojūtį pergaliai, taip gal pasakysiu. Nes sezono pradžioje tas visas tokias lygesnės rungtynės visas išsitemdom į savo pusę. Dabar, kai tas galas yra kažkiek apylygis, nepavyksta viską užbaigti gerą natą. Tikrai gaila, skaudu, analizuojam, matom, žiūrim daug video per treniruotės. Tikrai esu buvęs komandose, kai nesiseka tam tikrą mėnesį,
Tai ir treniruočių procesas tikrai to, ne tai, kad kokybės, bet to noro dingsta. Pas mus treniruotėse noro pasisiųsti tikrai yra daug, tik kad nepavyksta po kol kas to realizuoti po kalėdinio laikotarpio į gerą rezultatą. Ir tas tikrai yra skaudu. Sakai, tos pabaigos nenusisekdo, ar ne, daug tokių rungtynių, kur taškas į tašką buvo ir pralaimėm pabaigoje, bet kodėl taip gali atsitikti, ar tai, nežinau, pritrūksta jėgų pabaigose, ar kažkokios tai, nežinau, derinių detalės ir panašiai neįvykdomos iki galo? Manau, kad jėgų tikrai nepritrūksta. Visi žaidėjai nori žaisti, visi nori turėti daug minučių. Čia tas pavargimas tikrai ne, žaidžia vieną kartą į savaitę, treniruotės tikrai nėra ten kažkokios žiauriai sunkios, viskas yra proto ribose, tai manau, čia šiaip yra psichologiniai dalykai ir kaip pats paminėjai, gal tam tikros detalės, kurių tiesiog neįgyvendina, kur būtų galima nedaeiti iki to galo, kad būtų lygus, galima gal rungtynes užsidaryti anksčiau. Šiuo metu taip yra, kad neįsprendžiam šito dalyko. Jeigu kažkas žinotų, kaip viską tai pakeisti staigiai, tai būtume jau seniai viską pakeitę. Tik tas, kas yra džiugu, kad treniruotėse vyrai visi dirbam ir treneriai, ir žaidėjai 120% griuvinėjam ant grindų lygiai taip pat kaip per rungtynės. Kita vertus buvo rungtynės ar ne su Rytu antros ketvirtfinalio Karaliaus Mindaugo taurėj, tai ten viskas kaip ir gerai. Tai galbūt kažkaip prieš silpnesnius varžovus netaip, nėra aišku silpnų varžovų, bet tos žemesnės komandos turnyrinėje lentelėje gal taip nusiteikėt, kad bus lengva ir bet kokiu atveju laimės tarp pabaigoje ir pradžioje? Nemanau. Nemanau, kad čia yra mums labai svarbus varžovas. Nesame ta komanda, kur ta topinė komanda, kur galim prieš kitas komandas žaisti vieną koją ir vis tiek žinosim, jeigu reikės, pačiam gale susimsim ir paimsim tą pergalę. Žaidžiam nuo pirmų minučių, tikrai nesam ta komanda, kur tikrai nulaušim rungtynės per pirmą ar antrą kėlinį, labai tai būna retai, vis tiek būna tam tikros situacijos, minutės, atkarpos, per kurias ir nulaužiam rungtynės antroji pusėje, bet šiuo metu to padaryti nepavyksta. Nes susimetame eilę laisvų metimų, baudų, čia kaip komanda, tai viskas susideda į tokią psichologinę būseną, kurie, manau, viena kita pergalė tikrai padėtų ir matytume visai kitą rezultatą. Kaip apskritai pats savo žaidimą vertini, ar tikėjaisi, kad šioj sezono stadijoje gal bus geriau? Kalbu aišku apie statistiką, visi supranta, ta prasme, kad tu buvai vis laik toks žaidėjas, kur statistikoje nepasimato tavo tas įdirbis rungtynių metu, ar ne, tie neišprovokuotos kažkokios tai klaidos ir panašiai, kur tu atidirbinėjai 120%, bet ar manei, kad būtent iš statistikos pusės gal puolimų būtent bus geriau? Iš statistikos pusės vis laik galima geriau. Pramečiau eilę gerų metimų, kaip ir visa komanda, tai būčiau kažkiek jos realizavęs geresniais procentais, manau, būtų dar geriau, bet aš, kaip ir paminėjau, labiau gal toks komandinis esu žaidėjas, tai visur, vis laik norisi geriau kiekvienoje komandai. Bet būna rungtynės geriau, rungtynės blogiau, bet manau, kad iš gynybinės pusės atiduodu 120% kiekvienoje situacijoje, o jau puolimas kaip bus, vieną dieną geriau, kitą dieną blogiau. Kalbant apie artėjantį KMT turnyrą, kokios mintis, kokios ambicijos vis dėlto žaisi prieš tą komandą, kurioje praleidai paskutinius 2 sezonus? Mintis tai yra tikrai džiugios, nepaisant to pralaimėjimo Kėdainiams, taip. Tarp kitko, jeigu neklystu, ir tau pirmas finalo ketvirtas KMT, ar ne? Jo, KMT pirmas finalo ketvirtas, bet o mintis tos tokios, žinot, yra nuoskauda dėl KMT, ne dėl KMT, o dėl LKL rungtynių eilę. Bet kažkaip stengiamės negalvoti, žiūrėti į priekį KMT, o tas KMT tai yra toks šventinis savaitgalis. Tai tikrai visose lygose tai yra kaip šventė. Nuvažiuoti, sudalyvauti, patirti tas emocijas, tai tikrai yra smagu. Bus smagu, o dėl rezultato, tai kaip treneris šiandien sakė, kad reikia žiūrėti kiekvieną gynybą po gynybos, ataką po atakos. Tai kažko prižadėti pergalės negaliu, bet kad kovosim tikrai 3-4 daugiau negu prieš Kėdainius, tai pažadu.
Tau, aišku, pažįstamas varžovas, ar yra ta didesnė motivacija būtent žaisti prieš Vilniaus Vulfs komandą? Tai manau, kad motivacija visą laiką yra didelė. Bent jau aš savo išsikeliu didelę. Skaudu, kai... Nebūtina, kad prieš Vulfs, bet kuris varžovas. Jo, man bet kuris varžovas. Kas mane pažįsta, žino, čia labai nenoriu plėstis, bet tik taip, kažkiek kitaip, nes žaisiu prieš draugus, gerus draugus, bet jei įsime į aikštelę, tai manau, kad bus vienintelis dalykas, kurį nugalės, prieš kurį padarys stipresnę baudą, ar prieš kurį apsigins. Tai tų draugyšių nebus ir bandysime fokusuotis ties komandinę pergalę. Tikėsi gausaus mėlynai baltų fanų palaikymo savaitgalį? Kiek žinau, kad tikrai bus nemažai žmonių, mūsų sirgalių. Tikrai džiugu, kad jie taip mus palaiko, kai esam šiokioj dobeliai. Tai tikrai ačiū jiems, nes mačiau dabar buvo straipsnis išėjęs, kad esam 4, man rodos, lygoje pagal lankomumą, nors rezultatai pakol kas yra tikrai tokie banguoti. Tai smagu, kad turim tokį užnugarį, turim savo tikrai gerus fanus ir tikiuosi, kad jie mus bandys įkvėpti, o mes juos. Tai pakvieskim gal kartu kažkaip fanus. Dar jeigu neįsigijo bilietų, galite įsigyti, aišku, Arnas dar geriau pasakys. Tai manau jo, bilietų tikrai, manau, bus daug, tik kreipkitės, atvažiuokit, palaikykit, o iš savo pusės bandysime parvežti į Klaipėdą tą tokį ilgai lauktą medalį. Tai ačiū Arnui. Trumpas pokalbis su Arnu. Ruošiamės Karaliaus Mindaugo taurės lemiamoms kovoms ir susimatysime tada Vilniuje. Dėkui ir iki greito.